dabar už 100 metrų žiede bus pirmas išvažiavimas. Tai matysi ten aštrus posūkis. Nu tai tada aišku, kad ir ten su pirma reikės, pati pamatysi. Žiede pirmas išvažiavimas. Tai jau rodom, visi žinos ir mes laikysimės, nes šiandien paskui praplatėja truputėlį. Aštrus, tai pirmą paruoškite, nes vat ir nieko nėra ir čia yra kažkas, bet ten ant rojos, tai galime, nu, ar tikrai nesirikiuoja, tikrai nesirikiuoja. Tai čia trečią tu padarai, tai pirmą padarai, o ir pėsčiukų nėra. Tai čia va visą laiką taip va lėtai, kad spėtum ir tas mašinas, ir trajektoriją, ir pėsčiuosius matyti. Aš tau vis paklausiu, kokią pavarą, kai tu jungsi pirmą, vis paklausiu, kokią pavarą ir tu biškį dėmesio pajusi, pažiūrėsi, ar tikrai pirmą, ar tikrai pirmą, ar tikrai pirmą. Ir tau pasidarys pirmą visą laiką. Nes jeigu tai bileką patarai, tada žiūri, tai dėmesį atkreipia ir tada bilekas gaunasi. Nu ir pasiruoškim tada, nes čia paskaičiuota, kad žmogus praeitų, va kaip tik jau mirksi žmogiukas. Ar tikrai pirmą? Tikrai pirmą. Toksai, žinai, nu, tu jauti, kad turi jaus, kad tai biškį sunkiau jautėsi. Nes juostos gali, žinai, dešiniau, gali kairiau, o kai jau dičkis kairiai, tai tada dešiniau. Dičkis dešiniai, tada mes kairiau. Jeigu nieko nėra, tada per vidurį. Pėsčiųjų perėjos suksim į dešinę, čia visai netoli. Nu, va, tai jau rodo. Ir tokią pavarą bandom. Teisingai bandom. Va, pėsčiukų dviratukų žiūrint, tas berniuks toli dar ten. Va, ir dabar už 100 metrų bus į kairę tenais. Sankryžėlė matysi ten vingyje, bus į kairę. Nu, va, už 50 metrų tai jau rodyk. Va, tai va. Ir sukant į kairę, ką reiks praleisti? Iš priekio, teisingai. Ir va, atvažiuot, kur rodikliukas rodo. Tai dar žiūrim iš priekio. Nu, va, ir lenkiančių nėra, ir pėsčiųjų nėra. Va, visą laiką tų lenkiančių pasisaugo. Nu, labai gerai. O dabar čia va sustokim prie tos balutės ir tą formą padarysim ir tuo pačiu apsisuksim. O čia va atguli mes į tą kelią, atbulinką. Tai va maždaug per tą balutę, taip stenkimės per krašto balutės, palei asfalto kraštelį. Gerai, suksim į kairę ir važiuosim sankryžoj
pasakysiu, privažiuosim. Sankryžai suksim į kairę, dar antrą pavarą truputį. Taip. Viskas aišku, ne? Duot kelią. Gal su... Čia sankirtos. Valio. Žiedą tiesiai, antras išvažiavimas. Gal ir manęs daug mašinų. Galim, spėsim su gaziuku, o dabar jau ne. O dabar biškai važiuokis, o tikrai jis išvažiuoja. O, tai tai visą laiką pasirašai, kai tik tai toli ir matai, kad spėsi, tai tada važiuoji. Nu ir dabar vėl už 100 metrų į kairę, čia tokia lėtėjimo bus mažutė juostelė. O tvarkingai mes. Jau gali rodyti, tada jisai nesusigundys elektros. Per liniją siekų varo kartais. Va, pažiūrėk, tikrai nelenkia, tada įvažiuoji lėtėjimo. Tada gal čia sukti pirmą, nes čia tas motocikliukas gerai sustoja, tai važiuojam. Priešų nėra? Puiku. O, visi egzaminą laiko, tai... Kairė, rodai, biškį didesnį lanką, tiem vietos. Ir kokia čia pavara? O, teisingai, nes ten buvo trečia. Rodom, dešinė. O čia gal su pirma, nes tu nežinai, kas ten už posūkio per tuos tvorelė nesimato, tai kad paskiau neužsiliekt ant kažko tai. Va, nieko nėra, didinam greitį. Pagrindinių į kairę, pagrindinių važiuosim. Arba jeigu nesako, tai reikia tada pagrindinių sukti. O tai su antra turėtume pavykti, nebent ten jau koks didžiulis labai sunkvežimis platus būtų, tai tik tai didesnį lanką, tada jiem tikrai būna vietos užteks. O puikiai, čia tos kelias. O ten va vėl už 100 metrų į dešinę tas pagrindinis sukasi, bet ten matai vidinis posūkiukas taigesnis, tai jį su antra mum nepavyks. Jo, nes ten, jeigu ten plačiau, tai į priešinę, jeigu staigiai, tai per piortą, o tai va, o dabar tai viskas okei, o, super. O, nes su antra čia biški siauras, vidinis jisai staigesnis. Žiūrėsiuko. Ir dabar suksim į dešinę, va čia už tų krūmelių, suksim į dešinę, jau rodom. Jo, jeigu ne, čia kokia pavara, kad spėk. O, taip. O. Nes paskiau su trečia tai gęsta, žinai. Tiesiai važiuosim iki galo gatvės. Va čia, kaip manai, kieno pirmumas? Jie kokį ženkliuką turi? Tai reiškia, nu, su pirmumas. Rodoma gražią aplinkimą. Bet tokiose gatvelės aišku, kad atsargiai reikia, nes kiti nepaisto tokių. O čia tai kaip ir lygiai reikšmė, bet jie iš kairės, tai tau turėtų duot kelią, bet su pirmo pavarą mes biškį savo. O, tikrai. Į dešinę. Jų gali garsiau biškį klausti, taip, žinai, drąsiai, nes jį, nu, tavo. Dar, turi žinot, kur važiuoti.
gali, rodai kairį, bet jie nevažiuoja. Kai jeigu važiuotų, tai praleistum, bet jie nevažiuoja, tai va. Mes čia taip atsargiai, žiūrėdama, ar jie nevažiuoja, žinai. Ir kieno čia pirmumas? Jų pirmumas, o ta šalutinė, mes šalutinė ir ta šalutinė iš kairės, tai jie duos kelią. Reiškia mes... Tai mums tiesiai. Jo, tiesiai po šitų, vat, ir to, ir to. Tai dar biškį nosytė, bet gal jau čia jau užteks. Matai, jisai pasitraukė, tas atsargiai per dvi juostas, taip savo, nes kitaip jis neišsuktų, va. O tas ten biškį turėtų suprasti ir palaukti. Ir kai jau jų neliks, tada kišim nosytę, jie tau turi duoti kelią, bet vis tiek įsitikink, nes būna, kad telefoną naudojasi, o biškį kišam, dar po tų ant dviejų dar, ne? Dar biškį, tretiem diškių dabar nėra, tai dar biškį. O, po šito turbūt bandom. Galim bandyt. Nėra, tikrai, o tie turi duoti kelią. O, gerai. Tiesiai dar kartą ten tą aštrų pusukiuką išėdę, ten su pirma labai saugiai ir įsitikinsim, išlauksime. Gale gatvės bus į kairę. Va, tau kliūtis bus sunkvežimis. Turėsi su juo draugiškai važiuoti. Baisiai nuvažiuos. Nes tie kelio remontai, tai žinai, būna kartais reikia išlaukti, pažiūrėti, ką jie čia kombinuoja. Į kairę. Čia važiuojam. O. Tada mes tas sunkvežimį parodom. Ir tada lėčiau su pirma, nes čia tas tokia sankryžėlė durnoji. Į kairę. Biški lukterk, nes va, ir jau gali visai suka. Kaip baisiai. Nu tai jis taksistas. Biški paspauskim, kol gal jisai ten. Va, tada rodam dešinį. Toks privažiuoji labai toli, žiūrėk, kad spėtum tą sankirtą pravažiuoti, nes mūsų šalutinis, žinai, tik